Mokytojo darbe džiugina vaiko šypsena, kai jis iš pamokos išeina laimingas, sako Gargždų Minijos progimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Žukauskienė. Jolanta užaugo sportą mylinčioje šeimoje ir jau nuo vaikystės svajojo, kad jos darbas būtų susijęs būtent su sportu. Vaikystėje buvau labai aktyvi, labai mėgau fizinį lavinimą, turėjau labai nuostabų fizinio lavinimo mokytoją, kuris turbūt prisidėjo prie to, kas aš esu šiandieną. 28 metų darbo patirtį turinti Jolanta yra aktyvi mokyklos bendruomenės narė. Ji domisi švietimo naujovėmis, įgyvendina įvairius projektus ir patirtimi dalyjasi su kolegomis. Pedagogė veda įdomias šiuolaikiškas pamokas. Jos mokiniai dalyvauja įvairiuose projektuose. Jie džiugina aukštais sportiniais rezultatais ir taip garsina mokyklos vardą. Pasak Jolantos, kai mokytojas yra pavyzdys ir mokiniai nori daugiau judėti. Ne ką mažiau svarbus ir siekis su vaikais rasti bendrą kalbą. Aš manau, mokytojas turi būti nuoširdus, draugiškas, turi būti inovatyvus, kompetentingas mokiniui, gerbiantis savo mokinį, skatinantis jį tobulėti, skatinantis siekti tikslo. Nebijoti pripažinti savo klaidų, nebijoti atsiprašyti mokinio. Mano nuomonė, žmogiškumas yra labai svarbi detalė, nes kaip žmogiškai tu su mokiniu elgiesi, tokį atsakymą iš jo ir gauni. Mokytojos iniciatyva įkurta Klaipėdos rajono fizinio ugdymo mokytojų asociacija. Ji yra jos pirmininkė. Taip pat Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos tarybos įvairių darbo grupių narė. Labai daug turim renginių, labai daug seminarų, mokymų, kurie padeda mums tobulėti savo darbę, siekti aukštesnių tikslų ir dalintis gerąją patirtim. Jolanta daugiau kaip 20 metų Klaipėdos rajono tinklinio mėgėjų bendruomenėje žinoma kaip aktyvi žaidėja, veiklų iniciatorė, su kuria komandoje žaidžia ir buvę mokiniai. Metų mokytoja dalyvauja tinklinio treniruotėse su moterų komanda, organizuoja tinklinio treniruotės ir pati aktyviai žaidžia su Klaipėdos rajono veteranais. Turbūt nepameluosiu, net nežinau kitą kartą, kada yra darbas, kada yra laisvalaikis. Po pamokų vakarais einu dar pati sportuoti su komandomis ir labai džiaugiuosi, kad turiu tokią galimybę, labai džiaugiuosi, kad galiu tai daryti ir man labai tai padeda. O kaip paskatinti daugiau sportuoti vaikus? Anot mokytojos, čia labai svarbus ir šeimos indėlis. Jeigu šeima yra aktyvi, laisvalaikį savo leidžia aktyviai, nesvarbu kokia tai būtų priemonė, tai vaikas taip pat norės judėti, norės sportuoti. Jolanta sako, kad metų mokytojo įvertinimas svarbus įsipareigojimas ir toliau daryti gerus darbus. Čia nėra mano vienos nuopelnas. Aš nesu viena. Tai yra už nugaros stovi labai daug žmonių, kurie man padeda, kuriems esu labai dėkinga.